Scenoje Monika Katkutė-Gelžinė, Bit & Byte vadovė. Palauksiu dar minutėlę, kol ateinantis įsitaisys. Visų atėjusių visų pirma noriu paklausti, ar jūsų darbe ir asmeninėme gyvenime yra svarbus kūrybiškumas? Jeigu taip, prakelkite ranką. Niekiek nenustebinote, nes daugiau nei 80% Adobe apklausos respondentų atsakė, kad kūrybiškumas yra kritinis sėkmingo valstybės ekonomikos ir asmeninio augimo veiksnys. Ir galbūt jūs nustebins tai, kad 53% tų pačių respondentų sako, kad technologijos yra vienas svarbiausių dalykų, įkvepiančių juos kurti. Pasaulio ekonomikos forumas prieš keletą mėnesių garsiai kalbėjo apie prasidėjusią 4-ąją industrinę revoliuciją. Ir ji išties gąsdina net mane. Nesuprantu dar iki galo visų tų moderniųjų technologijų kaip dirbtinis intelektas, virtualioji realybė, machine learning ir kita. Tačiau matau didžiulę galimybę ir potencialą, kad mes esame ta karta, o galbūt auginame tą kartą, kuri turi šansą patys modeliuoti, kurti ir išrasti rytojų. Taigi, laba diena, esu Monika Katkutė, technologijų ir komunikacijos specialistė, o taip pat esu šių 3 žavuolių mama. Mažiausiai mano Elenai šiandien yra lygiai 4 mėnesiai. Ir kaip dauguma mamų svajoju, kad mano vaikai gyventų darniame pasaulyje, bastytųsi po miškus, trauktų sliekus iš balų, skaitytų knygas sekmadienio rytais ir šeštadienio, ir penktadienio, ir ketvirtadienio, kad visada būtų laimingi, turėtų tikrus santykius, ne su robotais, kad galėtų sklandžiai kalbėti, nebūtų paskendę kompiuteriuose. Tačiau, augindama 3 vaikus, taip pat matau didžiulę galimybę juos paversti rytojaus kūrėjais. Ir kaip sako Investuok Lietuvoje, pristatydama Lietuvą visame pasaulyje, anglų kalba jau tapo tarsi higiena mūsų valstybėje. Jaunieji profesionalai beveik visi moka anglų kalbą. O aš drąsiai sakau, kad kūrybiškumas ir technologinis išprusimas yra mūsų vaikų higiena. Tai yra privaloma ir mums laikas nustoti diskutuoti, ar, kodėl, kiek, už ką. Ir metas pradėti kalbėti kaip. Įsikvėpti patiems ir įkvėpti mažuosius. Todėl šiandien noriu Jums pristatyti kruopščiai atrinktą mūsų komandos testuojamą, į mūsų komandą turiu omeny ir mūsų mokinius vaikus, rytojaus kūrėjo komplektą, kuriame tuzinas priemonių, su kuriomis galite jau pranešimo metu pradėti susipažinti su kūrybiškumu ir technologijomis. Turim 4 kategorijas: online užsiėmimai, offline, atradimų pakuotės ir užsiėmimai. Tai pirmoji grupė online ir mano favoritas Codot organizacija, kuri jau prieš 4 berods metus pamatė, kad Amerikoje yra daugiau nei 500 000 laisvų darbo IT rinkoje ir nusprendė veikti. Jų tikslas, kad kiekvienas vaikas Amerikoje išmoktų programuoti. Tai darydami Amerikoje jie pasklido ir visas šalis, prijungė daugumą didžiulių technologijų kompanijų ir suorganizavo vieną įspūdingiausių ir smagiausių švietimo renginių, Hour of Code, kuriame šių metų gruodžio mėnesio 1 savaitę sudalyvavo daugiau nei 40 milijonų vaikų visame pasaulyje. Ir šie vaikai nuo 4 metų amžiaus 1 valandai susirinko ir kartu su profesionalais, mentoriais ar savo draugais
išbandė programavimą, demistifikavo jį, apsidžiaugė, kad kompiuteris tapo jų įrankiu ir parodė tėvams, kad tai ne tik žaidimas. Tokį renginį mes organizavome ir sukvietėme 300 mažųjų Vilniečių ir Vinted, o su mero pritarimu jau ir pažadu tikimės bent 3000 vaikų pakviesti šių metų gruodžio mėnesį. Tai jeigu turite mažųjų entuziastų, labai kviečiu pasižymėti gruodžio 3 savo kalendoriuose. Code.org veikia ne tik kaip organizacija, bet turi ir begalės nuostabių pratimų, kuriuos vaikai savarankiškai ar su jūsų pagalba, netgi lietuvių kalba, gali pradėti atlikti namie ir taip susipažinti su programavimo pagrindais. Jiems užduotis kūrė tokie grandai kaip Pixar, todėl rasite net užduočių susijusių su animaciniais filmais, tokiais kaip Išvirkščias pasaulis. Kitas mano asmeninis favoritas App Store programėlių rinkoje New York'e kūriamas Hopscotch, kuris šluojasi visus įmanomus apdovanojimus, skirtas iPhone'ui ir iPad'ui. Ir ši programėlė išsiskiria nuostabia grafika. Vaikai net nemokėdami skaityti gali pradėti mokintis programuoti. Jie stumdami spalvotus blokus, sudėlioja savo komandas, kurias jų planšetės atlieka ir kasdieną tobulėja. Dar vienas puikus įrankis yra sukurtas MIT Media Lab ir vadinasi Scratch. Šią platformą rekomenduoju vaikams nuo 6 metų, netgi nuo 7, geriau, kad vaikas mokėtų skaityti. Ir čia pasiremdami blokais vaikai mokosi pagrindinių programavimo konceptų, tokių kaip judėjimas, funkcijos ir panašiai, patys kuria savo žaidimus ir jau daugiau nei 14 milijonų Scratch projektų yra pasidalinta. Taip pat Scratch turi nuostabią funkciją, kurią vadinasi Remix. Tai vadinasi, kad bet kuris vaikas sukūręs kažkokį tai įdomų žaidimą, tarkim, Australijoje, pasidalina juo, o vaikas sėdintis Lietuvoje įsijungia jį ir galvoja, kaip jis čia taip sugebėjo. Paspaudžia Remix mygtuką, mato jo kodą ir gali tuo pat metu jį updatinti, pasiskolinti idėją ir paskelbti kaip savo naują projektą. Tad mokosi vaikai vieni iš kitų. Scratch turi ir panašią programėlę skirtą iPad'ams, kuri yra skirta mažiesiems vaikams nuo 5 metų. Ir tikrai rekomenduoju išbandyti šį draugužį katiną, pamatysite visuose Scratch'o produktuose. Ir turbūt vienas kontroversiškiausių pastarojo dešimtmečio kūrinių, vienas kontroversiškiausių, vienas žaidžiamiausių, vienas įtakingiausių ir vienas brangiausiai parduotų švedų sukurtų produktų, tai Minecraft. Nors Minecraft yra vadinamas žaidimu, aš sakyčiau, kad tai yra daugiau, kad tai jau yra subkultūra, tai jau yra technologinis įrankis vaikams bandyti ir klysti. Jis toks sudėtingas, kad dauguma mūsų suaugusių pripratę prie patogaus UX-o ir patogaus naršymo, po 5 minučių jį mestume ir mums pasidarytų nuobodu. Tačiau vaikai pasiryžę kurti nuolatos. Daugiau negu 70 milijonų YouTube video jau yra sukurta tam, kad vaikai vieni kitiems padėtų žaisti Minecraftą. Ir taip jie sėdi valandas ir žiūri vienų kitų video, kad išmoktų šį sudėtingą žaidimą. Ir kai man žmonės sako, kad mūsų vaikai nemotyvuoti, tingus ir panašiai, sakau, o ar jie žaidžia Minecraft? Tai manau, kad šis žaidimas ar įrankis turėtų tapti ne ginčių ir diskusijų objektų namie, o galimybę vaikams kaip lavėti kartu su visa Minecraft bendruomenė. Visi šie žaidimai yra pasiekimi internetu, visi jie yra, ar dalis jų versijų yra nemokamos, tai galite drąsiai išsibandyti, amžiaus grupės nurodytos. O kita grupė yra žaidimų, kurie technologinį ir kūrybinį mąstymą padeda lavinti be kompiuterio ir be išmaniųjų įrenginių. Vienas gražiausių mano galva šių metų projektų, kuris triumfavo Kickstarteryje,
siekia surinkti $100,000, surinko tik $1,5 milijono, yra Kubeto. Kubeto tai yra stalo, gal labiau sakyčiau, grindų žaidimas, kuriame vaikai, kaip matote, stumdydami ir dėliodami loginės sekas, eina užduočių kelių ir jiems tas sekas dėliojant, juda žaidimu mažas robotukas. Kubetas skirtas vaikams nuo 3 metų, yra Montessori metodikos patvirtintas. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų darželiuose per arteinančius 2 ar 3 metus atsiras šitokie įrenginiai ar bent jau analogai. Kitas itin mūsų komandos mėgstamas projektas yra Hello Ruby. Tai suomių kilmės iliustratorės Lindos Liukas, kuri man visiškai yra panaši į Pepį Ilgakojinę, tiek savo plaukų spalva, tiek kalbėjimo maniera. Linda Liukas yra iliustratorė, tačiau ir programuotoja, kurios dažnai nesupranta žmonės aplinkui ir ji nusprendė savo kelią ir savo pomėgį programavimui paversti knygą. Sukūrė personažą Hello Ruby, nuostabią raudonplaukę mergaitę, kuri kartu su savo draugais užduočių knygoje, eidama ir atlikdama užduotis, moko vaikus Ruby on Rails programavimo pagrindų. Knygą drąsiai galite įsiginti Amazon ir manau, kad tikrai taps puikia dovana bet kuriam 4-mečiui, 5-mečiui ar 6-mečiui artėjančių vasaros atostogų proga. Dar viena puikia grupė, tai atradimų pakuotės, nors man šitas žodis labai nesiverčia, Invention Kits, tai supakuotas dėžutės, kuriuose jaunieji išradėjai gali rasti viską, ko jiems reikia, kad pradėtų patys užsiiminėti, sakyčiau, ne tik žaidimų, bet ir produktų kūrimu. Ir vienas turbūt įspūdingiausių šio sezono projektų, tai Makey Go, USB tipo raktas, kurį įkišė telefoną ir va matot, kaip krokodilo tos žnyplės įkišate į kompiuterį, tai yra, ir kitą galą prijungiate prie banano, duonos, pagalvės, šuns, kėdės ir tas jūsų realaus pasaulio objektas tampa klikeriu. Jūs galite groti bananais, jūs galite žaisti Flappy Bird žaidimą, įkišę savo mygtuką į želę ir tą želę judindami šokinės jūsų paukščiukas. Labai gaila, kad negaliu parodyti video, bet tikrai skatinu visus, nors sakau, kad čia nuo 5 metų, bet visi turėtumėt begalę smagumo, pavertę savo Makey laidu į atradimų pasaulį. Dar vienas Invention Kitų kūrėjas yra britų kompanija, arba sakyčiau, britų studija Technology Will Save Us. Ir kaip matote, jau dabar 8-metis gali parsisiuntęs dėžutę sudėlioti saulės baterijų pakraunamą vandens drėgmės sensorių, kuris pajautęs, kad jau išdžiuvo žemė, uždega lemputę ir jūs žinote, kad jūsų gėlė yra sausa ir ištroškusi. Ir tai trunka maždaug surinkti tokį daiktą apie 20 minučių. Jie turi ir daugiau panaudojimų, turi ir elektrinę tešlą, su kuria vaikai gali kurti įvairiausią formų judančius ir judinamus įrenginius. Į šią sritį braunasi ir Lego su savo robotais. Patys paprasčiausi ir kaip matote, su pačia Scratch programėlė programuojama yra Lego Video robotukai, kuriuos galite naudoti jų motoriką ir įvairiausius sensorius, kad vaikai sudėlioja savo krokodilą ar kažkokį tai robotą ir suprogramavę jo judesius gali pamatyti realiuoju laiku, kas vyksta. Nors čia
siūlomas amžius yra nuo 7 iki 11. Manau, kad su žingedeisniais vaikais, kurie yra žingedeisni, tai galite pradėti daryti jau ir nuo 6 ir panaudoti savo turimas Lego detalės. Kiek sudėtingesnis įrenginys yra Raspberry Pi, tai yra kreditinės kortelės dydžio mikrokompiuteris, kuris pajungiamas prie ekrano ir klaviatūros, gali transliuoti žaidimus, video. Ir kas svarbiausia, kad Raspberry Pi turi nuostabią bendruomenę kūrėjų, kurie nuolat susibūrė į susirinkimus, leidžia savo žurnalą, kad jūs nenustotumėte domėtis, bandyti, eksperimentuoti. Ir patys vaikai vietoj to, kad turi tik savo planšetę ar telefoną, nešiojasi mažą procesorių ir patys suvokia, kaip vyksta duomenų perdavimas, kaip viskas susijungia, kokie elementai yra svarbus. Ir nors daugumą dalykų mes galime šiais laikais išmokti internetu, išmokti patys, išmokti bandydami, manau, kad geriausiai mokomės tada, kai mokomės kartu. Ir dabar vis daugėja įvairiausių būdų, dirbtuvių, užsiėmimų, kuriuose galite atvesti savo vaikus. Labai rekomenduoju nueiti kartu. Ir turbūt vienas garsiausių ir vienas drąsiausių, sakyčiau, startuolių šiais metais Lietuvoje, tai Green Garage atviros gamybos dirbtuvės arba vadinamasis Makerspace, kur atvykę galite išbandyti tikrai pačius naujausius technologijų įrenginius. Naujausius 3D spausdintuvus, CNC staklės, lazerius, robotus, visas elektronikos naujoves. Ir patarčiau sugalvoti mažą projektą, kurį galite atlikti patys arba nusivesti savo mažąjį draugą. Ir manau, kad Green Garage komanda jums tikrai padės tą jūsų svajonę įgyvendinti, arba tiesiog nuvykite kaip į ekskursiją. Einate į modernaus meno muziejų, einate į Valdovų rūmus. Green Garage yra 21 amžiaus naujovių muziejus. Labai skatinu visus apsilankyti, jeigu dar nebuvote. Taip pat, kiek žinau, jie organizuoja kūrybinės dirbtuves. Ir paskutinysis mūsų tuzinė, tai Bit & Byte kūrybinių technologijų akademija, kurią turėjau didį džiaugsmą įkurti ir pradėti rugsėjo mėnesį. Ir šeštadieninių užsiėmimų metu mes su 6-12 metų vaikais mokomės programuoti, išradinėjam, laužom, taisom, bandom, klystam, kuriam. Ir darom visą tai, ką jūs matėte anksčiau, po truputį, metodologiškai. Mokomės išlikti kūrybiški, mokomės nebijoti būti kūrybiški, nes vaikai jau dažnai 10-11 metų jau yra nedrąsūs ir bijo pasakyti savo tas pirmas šaunančias idėjas. Ir pasirinkome būtent šią amžiaus grupę, nes jie šiuo metu lavina savo karjeros plotį. Jie dabar bando suvokti, ką jie norės veikti, ko jiems reikia išmokti ir kas šitam technologijų spektre jiems gali būti įdomu. Mes svečiuose turime ir iliustratorių, ir animatorių, spausdiname su 3D spausdintuvais, nes vaikai dar nežino, kuriame technologijų kampelyje jie gali atsirasti. Tad mano asmeninis tikslas yra užauginti rytojaus kūrėjus, kūrybinius technologus, kurie drąsiai ir kūrybiškai pažvelgs į dabartį. Nebūtinai viskas turi būti revoliucija, tai gali būti update'as, atnaujinimas, palengvinimas. Ir ypač kviečiu jūs, jeigu turite mažesnių, šiek tiek vyresnių vaikų, brolių, sesių, kaimynų, puseserių, sūnėnų, krikštasūnių, būtinai paskatinkite juos ir pasidalinkite šią informaciją. Pakvieskite juos išbandyti. Arba tapkite vedliu, eikite mokyti, kalbėkite apie tai, nes kad ir kaip būtų racionalu ir nepatogu tai sakyti, jie yra ta karta, kuri mokės mums pensijas.
Todėl mes esam visi atsakingi už tai, kad jie turėtų 21 amžiaus žinias. Ši moteris yra 5 vaikų mama ir dar studijuodama koledže ir neturėdama pinigų namo paskolai, į savo garažą priėmė 2 vaikinus, kurie tuo metu kūrė visiems gana žinomą startuolį Google. Ir su jais taip susidraugavo, juos įkvėpė, juos parėmė, juos skatino ir kurdami tapo 20-ąją Google darbuotoją. Vėliau YouTube vadovė. Ir aš itin pritariu Susan Wojcicki minčiai, kad jeigu jūs gebate kurti technologijas, jūs galite pakeisti pasaulį. Ačiū. Ir labai kviečiu visus, kam aktuali ši informacija, prieiti ir būtinai pasidalinti galiu šiuo paketu. Ačiū dar kartą.